O netrukus ant šio klastingo ledo žengs turnyrinėje lentelėje paskutinę vietą užimanti ir rizikuojanti iškristi iš ledo žvaigždžių šou Daina Bilevičiūtė. Ji tikrai užimtų žymiai geresnę vietą, jeigu nelemta Aro Veverio trauma ir Dainos paaukoti balai jam. Na, tikėkime, kad bent jau šį vakarą ant Akropolio ledo pirmasis kraujas pralietas nebus. O aš dar kartelį primenu, kad šio vakaro tema – kinas ir animacija. O čiuožėjai privalo pristatyti laisvąją programą, nenaudodami papildomų šou elementų. Taigi pasižiūrėkime, kaip pasiseks įsikūnyti į blogosios fėjos vaidmenį iš animacinio filmo Šrekas 2 Dainai ir kaip jai pasiseks įsiūlyti savo į princą Nikolajų Afanasienką princesiai Fionai. C minor, put it in C minor. Where have all the good men gone and where are all the gods? Where's the streetwise Hercules to fight the rising odds? Isn't there a white knight upon a fiery steed? Late at night I toss and I turn and I dream of what I need. I need a hero. I'm holding out for a hero till the end of the night. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh from the fight. I need a hero. I'm holding out for a hero till the morning light. He's gotta be sure and he's gotta be soon and he's gotta be larger than life, larger than life. Somewhere after midnight in my wildest fantasy, somewhere just beyond my reach, someone reaching back for me. I need a hero. I'm holding out for a hero till the morning light. And he's gotta be sure and he's gotta be soon and he's gotta be larger than life. Oh, he's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh from the fight. I need a hero. Kaip ir matėm, buvo atlikta kregždutė, porą kartų yra viena čiuožė, kartu su partneriu taip pat, bet norėtų, kad būtų ilgiau ta kregždutė būtų išlaikoma, viską koja nebuvo ištiesta, nebuvo gana švariai atlikta. Choreografiškai aikštelė buvo išpildyta, bet galima buvo, aišku, daugiau truputėlį paieškoti ir įvairiau. Ir visai nebloga ta blogoji fėja Daina. Daina, sakyk, kaip jautiesi? Jau antrą kartą atiduota žiūrovų teismui. Ir ar manai, kad žiūrovai vėl tavęs pasigilės? Jaučiuosi iš tikrųjų keistai. Na, o kaip įvyks, taip įvyks, tai yra žaidimas. Iš tikrųjų, jeigu išbalsuos, džiaugsiuos, neišbalsuos, verksiu. Kaip ten bus, kaip nebus, o Bilevičiūtė nepražus. Bet sužinokime, ką apie jūsų šokį mano komisija. Mieloji komisija, kiek jūsų manimų verti šie fėjos Dainos burtai ant ledo? Daina, pirmą tai aš visų laik laukiau, kada tu pagaliau į tą komisiją įsirėši, kaip tu sakėjai, pro visą stiklą, tiesiai. Tai aš taip laukiau, bet nesulaukiau. Dabar kas link techninio čiuožimo, aišku, ten galima buvo, kad kregždutė taip tu darėjai, bandėjai, bet kiek aš mačiau pirmą kartą, gal ir išlaikė, antrą kartą tai nebuvo labai švaru atlikta ir ką, ir kol kas yra 2 už techniką. O iš čiuožimo pusės choreografiškai taip pat galima buvo daugiau gal paieškoti, kad muzika, pats multiplikacinis filmas tiek daugiau personažų, kad atlikta. Tai šį kartą taip 4. Na, jeigu kalbėti apie čiuožimą, patį apie techniką, tai Daina praeito kartą aš visgi tikėjausi, kad bus šiek tiek daugiau ir vertinti taip atlaidžiai, tarkim, kažkiek kaip praeitą kartą negaliu. Ir turbūt visus vertinsiu šiandien taip labai stipriai, tai jeigu kas girdi, tai pasiruoškite iš tikrą. Tad už techniką visgi esu priverstas vertinimą tokį. O dėl pačio vaidinimo, stiprus trejetas. Nu, nepykit, mėlyjeji, bet šį kartą 3. Už techniką nesu tikrai profesionalė, tai vertinčiau, atleiskit, pirmą porą turiu dėti nelabai didelį balą, 3. O
Nelabai supratau istorijos, galėtų jinai būti labiau išvystyta, apie ką, taigi, ką darysi, jūsų žavesys mane papirko, jums 4. Gal mano nuomonė galėčiau jums duoti už čiuožimą 1, paskolink dar 1. Kad tiesiog dar 1, va taip, už techniką, 2. Na, o pasirodymas buvo iš tikrųjų, man jis patiko, Šreką ant ledo pamačiau, taipogi duodu 2. Už techniką 2. O iš aktorinės pusės, tai aš manau, kad tikrai niekas neprieštaraus, vertinu 4. Dainos ir Nikolajaus stebuklai ant ledo įvertinti 28 balais. Šį kartą, pavyzdžiui, techniškai aš manau, kad mes iš tikrųjų padarėm daugiau negu praeitus kartus, bent jau aš. O tiesiog gal tas mano vadinamas kūno atsargumas, tai duotas man yra nuo gamtos. Aš negaliu palaksyti, kai mūsų jaunimas laksto. Nu, bet komisija mus vertina taip, kaip vertina. Ta žiauri akimirka, kai turime paskelbti žiūrovų nuosprendį. Mažiausiai balų surinko ir Akropolio ledą palieka. Paslydę beveik lygioje vietoje ir iš ledo žvaigždžių šou išslysta, surinkę 4727 žiūrovų balsus. Šį vakarą viso gero tarė Goda ir Dovydas. Na, o surinkę 7927 žiūrovų balsus, savo pasirodymus mūsų šou tęsia Daina ir Nikolajus.